Ketvirtadienį į naujųjų mokslo metų pradžios šventę nešini gražiausiais gėlių žiedais skubėjo atgimimo vidurinės mokyklos moksleiviai. Iškilmingoje mokslo ir žinių šventėje jų susirinko per 900. Renginyje su rugsėjo 1 moksleivius ir jų pedagogus sveikino minėtos mokymo įstaigos direktorė Danutė Česienė ir savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė. Kaip ir visose mokyklose, taip ir atgimimo vidurinėje bene didžiausio dėmesio sulaukė pirmokai. Ar norėjai eiti į mokyklą? Taip, norėjau. O kodėl? Nes nereikia pietų miego miegoti. Tai ar rugsėjo 1 tai šventė? Taip. Ir kodėl? Dėl to, kad pirmoji mokyklos diena. O tu norėjai eiti į mokyklą? O kodėl? Dėl to, kad yra labai daug draugų ir tada galiu su jais draugauti. Ar lauki rugsėjo 1? Taip. O kodėl? Nes dėl to pasiilgiau mokyklos. O tu sakai, kad pasiilgai mokyklos, tu juk pirmokas. Kaip tu galėjai jos pasiilgti? Nes aš norėjau vis ir mokytis. Rugsėjo 1 skambutis suvirpino ir 12-okų širdis. Vyriausieji atgimimo vidurinės mokyklos mokiniai tikino, jog mokslo ir žinių diena jiems yra šventė. Taip, man yra šventė savotiška. O kodėl savotiška? Nes vis tiek prasideda naujas etapas, prasideda nauji mokslo metai ir man yra šventė. Kuri rugsėjo 1 tau yra šiandien? Paskutinė. Ir kokios emocijos? Labai geros, bet iš tikrųjų ir jaudulys toks yra. Nežinau, vis tiek paskutiniai metai. Stengtis reikės daug susikaupimo, tikrai. Ar lauki rugsėjo 1? Laukiu, bet su baime. Kodėl? Todėl, kad 12 klasė ir bijau, kad blogai egzaminus susilaikysiu, nors mokysiu gerai, bet vis tiek. Kaip sako, kas gerai mokysi, tas labiausiai bijo. Rugsėjo 1 šventėje jaudulio neslėpė ir atgimimo vidurinės mokyklos direktorė Danutė Česienė. Kaip ir paprastai turime daug pradinių klasių mokinių. Turime perpildytą priešmokyklinukų klasę. Turime labai daug pirmokų, kaip visada labai daug. Panašiai tiek, kiek 12-okų. Ir aišku, galbūt ypatinga ir tuo, kad mes neturėsime šiais mokslo metais 11-okų. Jie išėjo mokytis į kitą mokyklą, vykdant mokyklų reformą ir mes linkime jiems kuo didžiausios sėkmės mokytis Ryto gimnazijoje. Kuo ši rugsėjo 1 išsiskiria iš kitų rugsėjo 1? Šiais mokslo metais atgimimo vidurinė mokykla jau paskutinius metus yra vidurinė. Kitais metais mes vykdydami švietimo reformą būsime pagrindinė mokykla. Tik 10-okus turėsime, 10-okus jau išleisime mokytis toliau, o dabar dar turime 76 12-okus. Oficialią rugsėjo 1 šventę užbaigė garsiai nuaidėjęs skambutis į klasę sukvietęs visus mokinius ir pedagogus. Mokslo ir žinių dienai skirtame renginyje buvo laikomasi senų tradicijų. Patys vyriausi mokiniai 12-okai pirmokus draugiškai palydėjo į jų klases.